Vieną vasaros dieną aš javą laksčiau po pievą. Kaip ir priklauso javom. Ir pasakiau, gerai, angelai, jeigu jūs tikri, duokit man ženklą, kad tas drugelis nutūptų ant mano suknelės. Šiandien, kol aš nemiegu. Ačiū. Ir diena jau artėjo prie pabaigos ir pasibaigė, bet aš vis dar nemiegojau. Tai padėjau suknelę ant radiatoriaus. Ir tada vonioj pasirodė drugelis. Taip pradėjo plasnuot va taip. Pasižiūrėjo man į akis va taip. Matai? Matai aš čia? Matai? Dabar žiūrėk, kaip aš nusileisiu ant tavo suknelės. Ir nusileido. Nusileido ant mano suknelės. Puh. 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 Mind blown, people. Ir tada aš... Wow. Čia tai geras. Dėdė pakvietė mane į svečius, kad prižiūrėčiau jo šuniuką, nes jisai, karočią, tos lapių medžioklės olimpiadai dalyvauja. Ten miškuose vyksta kažkokia. Tai jis tose reikaluose dalyvaudavo ir užsienį. Tai, kai aš likau viena, jo bute su Tora. Tokia graži šunytė, tokia... Įsivaizduokit tokį šuniuką, kurie reikia jam plaukus nukirpti dėl to, kad jie jam ant akių kris, va taip. Tora, ji buvo tokia graži, tiesiog, oh my god, tokia miela, tokia. Ir kai aš valgydavau šokoladą, jinai atsistodavo ant tų savo 2 kojų ir šokinėdavo. Taigi talentas, Tora, eik į cirką. Gerai, pakaks, bet štai istorija prasideda, kai aš, Ieva, sugalvojau pasivaikščiot po Šiaulius. Po Šiaulių tą pietinį rajoną, ten, kur yra miškiukas. Kadangi aš nebuvau tam miškelį, tai aš sugalvojau ten nueiti. Ir einame su Tora laimingas labai, aš irgi labai laiminga, nes naujas takelis miške ir aš nežinau, kur aš atsirasiu. Tai galite įsivaizduoti, kaip man patinka vaikščioti po tokias vietas. Tai priėjom, tokį loading, pamiršau lietuvių kalbą. Soliuką. Ir tada prie soliuko pamačiau tokį žalią kamuoliuką. Pakėliau. Ir tada mano veidas buvo toks. Ieva, kodėl? Juk čia geras kamuoliukas. Tik tai ten nebuvo kamuoliukas. Aš galvojau, kad ten teniso kamuoliukas. Žalias. Kaip nakis. Ir jis buvo prakastas. Todėl aš jį numečiau. Puf. Ir mes dar toliau išėjom pasivaikščioti. Aš buvau pasikabinus tos raktus aplink kaklą su tokia grandinėlė.
Bet mane pradėjo nervuot, karoči, aš nežinau, kaip žmonės vaikšto su tom grandinėm ap kaklą. Todėl aš prisėdau ant akmens, atsisėdau ant akmens, nusiėmiau ir žiūriu, kad Tora burnoj turi tą žalę atkastą obuolį. Pasiėmiau savo ranką ir bandžiau atimti, ta prasme. Atėmiau, žiūriu. What the fuck? Čia ne obuolys? Čia teniso kamuoliukas? Tada pasižiūriu į tą pusę. Žiūriu, teniso mokykla. Dabar aišku, iš kur kamuoliukas atėjo. Bet čia tokie sutapimai. What the fuck? Iš tikrųjų norėjau šitą video filmuoti kažkur miške, bet... Būtų dar geriau, jeigu aš jį suvaidinčiau tą sceną. Gal kada nors kitą kartą. Jeigu kas nors labai norės. Bet taip man nutiko.